Sveiki visi, su jumis Oksana Serafim ir šiandien žadėtas video pasižiūrėsime, ko pasisaugoti šią vasarą. Tai yra ta vasara, kurią jūs įsijungit 26 metais, 27, 28 ar tolėliau. Informacija bus tinkama jums, jeigu atsidarėte būtent tą video tuo laiku, kuris yra pas jūs. Taip. 4 pozicijos šį kartą, 1, 2, 3, 4 ir video būrimas tinka ir vyrams, ir moterims. Taip, jeigu matysiu, kad šiek tiek informacija skiriasi, tada atskirai pateiksiu ją vyrams ir atskirai pateiksiu ją moterims. Na kągi, dabar pagalvokite apie save. Dar kartą priminsiu, kad visi video laikai, visi time kodai yra prisegti po video ir pirmajame komentare, tai galėsite išsirinkę poziciją pereiti į ją iš karto tiesiogiai, nelaukti, neklausyti viso video. Taip, ir tiesa, jeigu traukia kokios 2 pozicijos, taip, tai tada tas 2 ir pasižiūrėkit, bet atkreipkite dėmesį, 2, 3, nes jaučiu kažkam iš jūsų bus ir 2 pozicijos. Tik tai pasižiūrėkite, kuri pozicija pirmesnė jūs traukia, vadinasi, tie įvykiai bus ryškesni ir artimesni. O tada po to situacija su antrąja pozicija, tai yra su antraisiais įvykiais. Kiekvienoje pozicijoje, kiekvienoje 1, 2, 3 ar 4 pozicijoje pažiūrėsiu po 2 įvykius. Taip, ir dar pagrindinė informacija. Tai yra bendra informacija. Taip, ir jeigu norėsite išsamesnių, smulkesnių įvykių, tai reikės individualiai. Taip, bet tai, kai jūs pamatysite, jums bus svarbu. Tik tai aišku, kad kažko dar papildomai, tai galėsime pasižiūrėti dar ir individualiai. Visi kontaktai mano yra prisegti. Na kągi, teorinė dalis baigta. Atsipalaiduokit, pagalvokite apie save, pažiūrėkite, kuri pozicija labiausiai traukia, kuri kortų kaladė labiausiai traukia. Kam trūksta laiko, nusistatykite ant pauzės. Aš pradedu nuo 1 pozicijos. Vienetukai, vienetukės, pasižiūrėkime, ko jums reikėtų pasisaugoti, kur reikėtų būti atsargesniems būtent šią vasarą. Taip, žiūrim, pirmieji įvykiai, pirmoji situacija. Reikėtų atidžiau stebėti savo augintinius ir savo vaikus, todėl kad gali būti šiek tiek tokie niuansai. Dėl gyvūnų irgi didesnį būkite, kad tiesiog nepabėgtų, nes po to galite ir nesurasti. Taip, arba nedaug dievė paklius po ratais kokios mašinos. Dėl vaikų irgi atsargesni, nes tada jausite po to tokį skausmingą viduje širdyje įvykį, kad nesužiūrėjau. Taip, nesužiūrėjau, nepamačiau, ten tuo metu galbūt kažką netaip suvalgė, po to vaiką pykino. Šitagi, arba ten kažkur užsigavo ir po to randas liko ir kiekvieną kartą matydami tą randą galvosite, kaip čia aš nesužiūrėjau. Taip, pasižiūrėsiu, ar čia labai. Ten bus situacija, kur bus daugiau žmonių. Tai pavyzdžiui, kokioje minėje, arba jeigu ten pas jūs bus svečiai tuo metu atvažiavę, čia bus ne visai tokia kasdieninė situacija, žinot, kaip būna namuose, kažką tvarko, nebent tik tai pas jūs ateis svečiai. Aš noriu smulkiau pasižiūrėti, kad jums nereikėtų visą vasarą vaiką vedžioti už rankytės ir visko bijot. Svečiai atvažiavę pas jūs, ar svečius važiuosite, taip pat po to aš dar vieną papildomą informaciją moteriams, merginoms perduosiu dar papildomai. Taip, kad pas ką vaikų nėra, ar augintinių nėra, neatmeskit. Beje, jeigu jūs nei vaikų, nei gyvūnų neturit, atidesni būkite, kad prie svetimų gyvūnų nelyskite, taip, kad netyčia neįkastų, neįdrėkstų, nes po to arba randas lieka, arba po to gailėsitės, kad kažkur gal kokia infekcija, arba kad buvot netydus. O šitagi dėl vaikų, kaip minėjau, kažkur, kur jie kažkur važiuoja, kažkur, ten, kur minė žmonių. Gali būti vaikų ekskursija, gali būti, paprašykite, kad atidžiau prižiūrėtų.
gali būti, kad pas jūs atvažiuos vaikai, jūs patys ekskursijoje, nes matau, kad galima dar atidžiau su vandeniu. Taip, vanduo, kad šalto kokio su ledukais be reikalo negertų gėrimų, nes po to gerklė arba nežinia iš kur tie ledukai, gal ir po to, kad nebūtų pykinimo, kad neapsinuodytų organizmas. Taip. Tai va, vaikiukus reikės šiek tiek prižiūrėti ir tai bus susiję ten, kur bus šurmulys ir kur bus kiti žmonės, ne jūsų šeimos nariai, nebent tik tai yra tie šeimos nariai, kur daugiau susigūžėja, taip, giminės ten šventės, vestuvės, tai va, ne ten, kur jūs, pavyzdžiui, vaikas, ten jūsų žmona arba jūsų vyras, ten jūs kažkaip prižiūrėsit, bus ramu, bet ten, kur bus didesnė grupė žmonių. Dėl gyvūnų taip pat irgi prižiūrėkite, kad ten per didesnės šventes, ten, kur bus grupė žmonių, nes, po to, kad nepabėgtų. Dar vienas niuansas, kur sakiau moteriams, merginoms, tai atidesnės būkite. Jeigu neplanuojate lėliuko, tai tada pasisaugokite, nes galite netyčia nuo artimo žmogaus, kurį laikote savo draugu, bet ne visai planuojate su juo tolimesnių santykių, arba jisai su jumis neplanuoja tolimesnių santykių, taip. Tai va, atidesnės būkite, kad nepastotumėt, nes matau, kad po to galite padaryti valymą. Vyrai taip pat. Taip pat, norite intimumo, pagalvokite apie pasiekmes, priemonės galima iš anksto įsigyti. Taip, plaukit, dar kažką norėjau pasakyti, kurios dabar laukiasi arba šią vasarą nėštumas, irgi atidžiau didesnėje grupėje žmonių, kad netyčia nestumtelėtų, neužgautų, kad po to nebūtų neduok dieve persileidimo. Gerai, jeigu jūs planuojate turėti lėliuką. Tai va, bet tokia informacija pirminė, šiek tiek platesnė, bet kadangi mažiau pozicijų, tai daugiau žmonių irgi pasirenka. Visa kita, kaip ir kol kas su šituo gerai, ten susitvarkytumėte, bet kai kur, sakau, ten kur su augintiniais, tai reikia atidesnėm būti, kad po to nereikėtų liūdėti daugiau. Taip, gerai, pasižiūrėkime, ko dar pasisaugoti vienetukams ir vienetukėms. Ko dar pasisaugoti šią vasarą. Žiūrim. Pažiūrėkite, kur raktus visą laiką laikote nuo namų. Ar vieną dėžutę peržiūrėkite, kad nepasimestų, nes galite pamesti raktus nuo namų. Ypač dabar, kai visokios sudėtingesnės spynos, brangesnės durys, tai turėkite omeny, nes po to reikės galvoti, ką su to daryti. Jeigu maži vaikai, kurie yra pas jūs, kurie yra su raktais vaikšto, tai kaip senovėje būdavo raktą ant kaklo, ant virvutės, pamarškinėliais ir tegul sau laksto, kad nepamestų kur nors iš kišenių. Tai pasižiūrėkite, kad nebūtų raktų pametimo arba kažkur nukišau, nežinau kur. Labiau jaučiu, žinokite, namų durys, namų, sodybos, nekilnojamo turto durys. Pirminė informacija buvo, kad nuo namų. Po to jau jaučiu, kad kai kam iš jūsų gali tai būti ir kaip antrieji namai, tai yra sodyba, arba ten, kur jūs apsistosite pagyventi, gal vasarą išvykę kur nors apartamentus kokius nuomositės, tai būta. Tai tai atkreipkite irgi dėmesį. Dar kažką apie tai pasakys? Tiesiog po to barsis labai asmenybė, ypač kas būsite išvykę. Tiesa, kas atostagausite užsienio šalyse, žiūrime dar, kad ir kortelių nepamestumėte, taip, nuo viešbučių, jeigu kas viešbutyje nakvosite. Tai, nes po to labai barsis ant jūsų ten tos registratorės, ten moterys kažkurios ar valytojos, ar tos, kurios atsako už tą turtą, ar šeimininkės, ar žmona jūsų vyrai barsis, ar mama, žodžiu, gausite išklausyti visą nepasitenkinimą. Tai va tokie dalykai. Jeigu jaučiate, kad dar kažkokia pozicija traukia, tai pasižiūrėkit. Jeigu norisi individualiai, tai tada galėsite parašyti arba paskambinti telefonu, elektroniniu paštu, parašyti užklausą, tai pasižiūrėsime, paderinsime laiką individualiai. Taip. Kol kas tada vienetukam tokia informacija. Gerai, judu prie dvejetukų. Dvejetukai. Ko jums reikėtų pasisaugoti šią vasarą? Žiūrim. Oi, daug kalbų, mažai darbų. Kažkas labai jums makaronus ant ausų kabins, iš karto perspėsiu ir tikrai po to
bereikalo pergyvensite, nervuositės, kai kam jums patiems išgirsite, kad žmonės kažką priešnekėjo, kažkokią nesąmonę sušnekėjo, paskolos, pletkai, o po to jausitės nusiminę, būsite nepatenkintas. Gali būti ne tik apie jūs pačius, jūs pačias, bet ir apie jūsų antrąją puselę. Kažką priešnekės, nors iš tikrųjų ten ne visai tiesa. Arba dar pasitikslinkite, ar tai iš tikrųjų tokia tiesa. Ir kad po to bereikalo nestresuotumėt. Pas ką yra vaikai, vat labai kažkaip šį kartą jau apie vaikus daug eina kalbos. Kažkas jūsų vaikus gali apkalbėti, arba jūsų vaikai patys netyčia kažką apkalbės, kažką priekaus, apvadins, nu, vat, reikėtų iš anksto kažkokio korektiškumo tokią pamakinti. Ir tuo pačiu jūsų vaiką gali koks artimas draugas užgauti ir po to jausite, kad nu, vaikas tikrai ten susipyko su draugu, su drauge ir reikės nu, tiesiog padėti, reikės nuraminti, reikės paguosti. Gerai, o ką su to galima padaryti? Su vaikais, nu patys tai mažiau. Su vaiku užtenka pakalbėti, pasakyti, kad gali būti klaida, kad be reikalo nenusimintų, jeigu jį ten visokiais žodžiais apvadino, tai ten irgi pasakyti, nu jeigu pavadino asilu, tai galima pasižiūrėti veidrodį ir pasakyti, pažiūrėk žmogau, tu tikrai ne asilas, taip, tai vadinasi, tas žmogus klydo. Bet iš tikrųjų papildomai dar būtų gerai, kad suaugęs žmogus dar tuo metu priimtų į savo kompaniją. Tai yra ten arba ten tėtis, vat jūs kaip tėtis, arba jūs merginos vyro paprašykite, kad ar ten senelė kokia, kad va paimk jį su savimi į garažą, tegul jis tau ten padeda kažką ten padaryti, patvarkyti, kad jisai vaikas jaustųsi reikalingas, reikšmingas. Taip, ar jūs patys galite padėti. Taip, tiesiog, vat, kad prie savęs, ten jeigu mergaitės, tai gal tikrai ir tėčiui gal reikės kažką padėti, arba jums pačiai reikės padėti ten kažkokią vakarienę ten tėčiui, nu, tėvukai paruošti, jeigu čia moteris žiūri dabar, tai, nu, va tokie va dalykai ir ten bus lengviau. Nu, tiesiog, kad gerai, o kame problema labai stipriai. Pirma, reikėtų išsiaiškinti su tą situaciją, nes ateityje irgi tas prisiminimas liks ir jie kerštaus, jeigu tai bus berniukai, tarpusavėje kerštaus vienas kitam, vienas vieną apkalbėjo, kitas supyko, nu, vat, ir ilgesniam laikotarpiu liks tas toksai kerštavimas, tai būtų gerai, kad greitai viską išsiaiškintumėt ir labai stipriai nesureikšmintumėt šitos situacijos, taip patys konfliktų be reikalo nekeltumėt, tiesiog natūraliai, ramiai išsiaiškinat, pasižiūrėjot, taip. Nes kitu atveju tas konfliktas gali būti ilgalaikis. Ir tėvai patys žiūrėkite, kad tarpusavę su to vaiko, kito vaiko tėvais nekonfliktuotumėt, nes po to irgi ilgam gali užtrukti. Tiesiog vat tą reikėtų atkreipti dėmesį. Korektiškai, greitai, kokybiškai išsprendėt klausimą, labai stipriai burbulą neišpučiat, stengiatės, kad vaikai ten tarpusavį išsiaiškintų, kas ten kur buvo, saviškiai, jeigu reikia ten pabarat, paprašot, kad patikslintų kitam vaikui informaciją ar ten atsiprašytų, nu, priklausomai nuo situacijos. Tai. Ir kad tą situaciją nukreiptumėte kitą linkme, kad jinai ilgai nesitęstų. Vaikus pas senelius, tegul ten dirba, padeda arba tėvus, arba mamytai, ten, kad padeda ten kažką ten valgyt, gaminti, kad ta situacija būtų kaip įmanoma, žinot, kaip būna išelektrizuota, kad nebūtų tos tokio vat, elektrostatinio nuolatinio krūvio, tai viskas nusiraminam, konfliktą nebekeliam, nes kitu atveju ten tas priešiškumas, jisai bus daugybę metų į priekį, arba tarp tėvų, arba tarp vaikų. Tai va, tvarkoj, žiūrim dar antrą poziciją, ko dar pasisaugoti. Dar pasisaugoti. Patys irgi nepervarkite. Beje, šitą situaciją, žinokit, dviejetukai, jinai tęsiasi jums. Jūs patys tada patys save po to išgraušit. Vat kas ką tik buvo, tą patį rodo. Patys save graušit, patys save nervinsit, patys save, sakysime, barsit, kritikuosit, patys nervuositės, žodžiu, patys savo susitrukdysit, savo sveikatą galit be reikalo susigadinti šitoje situacijoje. Tai va tas pirminis patarimas, kad paleistumėte ją ir nukreiptumėte kitur. Tai būtų, žinokite, geriausias variantas ir jums, ir jiems. Pas ką vaikų nėra, tai dėl vaikų irgi galite susipykti.
arba čia ne jūsų antra pozicija, nes nuo dviejetukam labai stipriai eina ta pati informacija ir jinai eina ir per pirmą situaciją ir po to kaip pasiekmė iš antros situacijos, kad jeigu jau pakliuvote, tai patys save, kad be reikalo negraužtumėte, nes patys savo galite sveikatą susigadinti ateičiai. Ir po to karminis dar mazgas užsivinios. Priklausoma nuo to, kaip jūs patys elgitės. Jeigu ten visus prakeikinėsit, ten barsit, ten visų rėkausit, po to kažkada ateityje jums grįžtas bumerangas. Jeigu atvirkščiai paleisite tą situaciją pro pirštus, taip neapginsite savo vaiko, irgi gali grįžti tada po tą situaciją šitą ir kad dar kažkas kažkada ateityje nuskriaus tam, kad jūs už savo vaiką pastovėtumėt ir išmoktumėt nebijoti, o išspręsti šitą klausimą iš karto kokybiškai, greitai ir beje, šiek tiek su optimizmu. Tai va, tokia antra pozicija buvo, kol kas 2 viename, taip. Ir jeigu jaučiate, kad kažkuri dar pozicija traukia, tai pasižiūrėsit. Išsirinkit, taip. Jeigu norisi individualiai, mes galėsime individualiai, tai ten tikrai bus individualiai jums. Nes dabar, kaip žinot, taip, daugelis žmonių į bendrą poziciją kažkuria vieną ir ten, kas jums kartu, kas bendrai, kas atitinka. Taip, o yra dar daug tokių įvykių, kurie jums tarpusavį netitinka ir aš jų dabar nematau. Tai matysiu atskirai individualiai ir individualiai pasižiūrėsim. Tvarkoj, trejetukai. Pasižiūrėjom, ko jums pasisaugot. Ko nepadaryti arba atvirkščiai ką padaryti, kad išvengtumėt kažko. Ir būtent per šią vasarą. Žiūrim. Taip, jums būtų gerai neskubėti su kažkokiais įvykiais, susijusi su kitais žmonėmis, su kažkokiais pasiūlymais. Gali būti netgi su kažkokiu renginių organizavimu, reikėtų neskubėti, tiesiog atidžiau viską pasižiūrėti, apsvarstyti. Gerai, kas ten per situaciją. Trejetukai šiaip tai dažniausiai veiklus būna. Ir bus galimybė arba už kažką padirbėti, arba susikurti bendrą projektą, arba kažkas vyks atostogų ir jūs pasisiūlysite, kad už tą žmogų padirbėti, jį pavaduoti. Rekomenduojama neskubėti, nes dar neaišku, kaip ten su tais finansais. Taip, o jeigu pabandysit, kas tada nusiminsit? Pagalvosite, kad nereikėjo skubėti, nes reikėjo logiškai viską paskaičiuoti, apgalvoti. Nes realiai nieko gero ten nelabai ten kas ir gausis tada. Jeigu tai yra atostoginiai, tai netiek daug gausite, kiek planavote. Taip, jeigu iš karto tam pasiskubinsite, nepasiderinsite tos, sakysim, savo uždarbio papildomų kompensacijos už tai, kad už kitą dirbot. Tada, jeigu tai bus kažkokie renginiai, organizavimai, tai irgi nelabai galite būti patenkinta. Dabar žiūrėkite, jeigu jūs patys nieko neorganizuojate, tai atidžiau žiūrėkite, kur dalyvaujate, nes ten ar tikrai jums tai naudinga, ar tikrai jūs tą atlaikysite, nes ten krūvis bus didesnis. Pavyzdys. Kažkas sakys, kas pas mus ten gali, ten žaidė futbolą, taip. Ir sakysite, aš kažkada žaidžiau futbolą. Ir pat aiškės jūsų gal kažkokią komandą. Jūs galvosite tik šiandien vakare toj pažaisiu, o jums užkraus visos, ten keletą dienų atstovauti jūsų įmonę ir galvosite, o Dieve mano, man jau nugarą skauda, aš dar bėgiot turiu. Tai tas keletą dienų rinktiniauti su kitos įmonės komanda. Tokie, pasižiūrėkite, ar tikrai jūs nepavargsit, ar tikrai neapsikrausit, ar tikrai jūs tą panešite, nes čia dabar jau tai kitai grupiai. Trejetukų, kurie pirmą kartą, gal man atrodo, pasirinko šią poziciją, nes šiaip tai kiti visi mano trejetukai, tai jie iš tų, kurie per 5 minutės padarys viską ir užmirš. O tai naujai grupiai, tai žinokite, jūs jausite, kad man kažkaip tai prasidėtinga, aš neapskaičiavau savo jėgas, aš neapskaičiavau savo finansus, aš nepaskaičiavau kiek čia pastangų įdėti reikia, kiek pinigų įdėti reikia, kaip aš po to jausiuosi, tai būkit geri, neskubėkit, gerai? Tai čia trečia pozicija, ko reikėtų pasisaugot. Taip, su pasiūlymus, būkite atidesni,
Ir pagalvokite apie tai, o kaip toliau tas pasiūlymas, ne tik dabar, bet vat, kaip man ateičiai, ar jisai man kažko nepagadins, ar jis mano jėgų neatims, ar jisai mano resursų neatims ir aš jeigu čia investuosiu save, ar tikrai man tie resursai ateis, pinigai ateis, ar tikrai atitiks tai, ką aš suplanavau su tuo, ką aš dabar gausiu. Tvarkoj, nu, trejetukam buvo pirmoji tokia informacija, gerai, žiūrim. O trejetukam buvo taip, kad pasistengkit labai tokie spontaniški nebūtų, apgalvot, gerai, apgalvokite. Pasiūlymas kažkoks, iš pradžio norisi, po to stop, ramiai, viską apgalvosiu ir pamatysiu. Gerai. Toliau judam, dar kokia situacija, ko pasisaugot. Palaukit, žiūri dabar merginos čia jums. Ar pasisaugot nuo vyrų, ar geriau nelabai pasisaugot nuo vyrų, nes kai kurioms reikėtų pasisaugot, kai kurioms reikėtų įsileisti vyrus į savo gyvenimą. Palaukit, tai merginos. Vyrams tai labai paprastai, kad jeigu matote, kad moteris truputėlį uždaresnės, tai labai taip stipriai ten nepulti prie jų ir nebandyti jas kibinti, nes po to prieš savo draugus galite jaustis nekomfortiškai. Gerai, o kitos merginos... Gerai, pasižiūrėsiu taip. Tos, kurios užsinariusios nuo vyrų, ką jums daryti? Nes čia jaučiu ir taip eina informacija. Labai paprastai tiesiog eina informacija, kad mielosios jūs esate stiprios, tvirtai stovinčios ant kojų, žinote, ko jūs norit, kokios jūs esat, todėl galite šiek tiek atlaisvinti savo, sakysime, tuos vidinius šarvus, taip, savo tos, ką jūs ant tvoros, užtvoros pasistatėte nuo vyrų, taip. Ir tiesiog, jeigu yra noro, galite atsipalaiduoti, labiau bendrauti, bet aišku, svarbiausia neapsikrauti tais vyrais, tai yra jų problema visokiais būdais ant savo pečių, ne. Bet iš kitos pusės tiesiog, kad irgi skirtumėte laiko ir savo asmeniniam gyvenimui, o ne vien tik darbui. Nes jeigu vien tik dirbsit ir savo asmeninį gyvenimą paleisit, nu tiesiog jausite, kad po to aš dirbo, galėjau dar tiesiog, nu ir aplamai atsipalaiduoti, pabendrauti, kažkur su kažkuo išeiti, pabūti, pasėdėti, gražiai kokiai vietoj kaviniai, kokį kokteiliuką ar kavos atsigerčiau. O dabar čia variau, visą vasarą prabėgo ir nieko nepamačiau. Tai va čia va tas dalykas. Kai kuriom merginom, kurios jau labai nori antrųjų puselių, tai va būti išrankesniems, nes galite apsikrauti vyriškiu, kuris po to atsisės ant sprando, o jūs matysite, kad ne, su juo man kažkaip tai ne taip gerai, kaip aš tikėjausi. Beje, merginos, dėl asmeninio gyvenimo norėsite paskambinkite individualiai, beje, kurios linkusios labiau prisirišti prie vyrukų, rekomenduočiau paskambinti. Jeigu tik tai susitinkat su kažko ir aš tada peržiūrėsiu, kas ten toks, kaip sakoma, su kuo jisai valgomas, kokie tikslai ateina, kokia bus ateitis, bus ramiau jums. Kad nepakliūtumėte į prastus santykius ir atfiltruotumėte tai, kas iš tikrųjų jums nenaudinga, nes aš jau daug metų su to dirbu ir tikrai mes labai daug peržiūrinėjame visokius vyriškius, charakterius, aš tam greitai viską peržiūriu, aš matau žmogus skersai išilgai, taip, man net jų nuotraukos nereikia, aš taip viską matau. Ir mes tada pasižiūrėsim, nes kitu atveju yra pavojus, kad jūs po to pakliūsite problemas. Galvosite viskas gerai, iš tikrųjų ten tas vyrukas visiškai nevertas jūsų dėmesio. Tai va, o vyram kokia informacija? Kol kas tiek, tai kad vat, labai stipriai prie merginų, ten jeigu būsite kompanijoje ir matysite, kad yra mergičko, eisim toj pakybinsim, eisim toj pakadrinsim, tai labai stipriai nepulkit, nes gausite striktą per nosį ir grįžti atgal ir po to dar visa kavalerija juoksis ir papildomai dar ilgam tai prisimins. Nu, mandagesni tiesiog būkite vyrukai ir viskas, ten tiesiog kur naujas pažintis. Gerai, o toms, kurios dar iš viso nieko nenori, kurios užsidariusios, tai turėsite galimybę pažindintis, bet pačios jau atsirinkit. Aišku, bus ir tokių vyriškių, kurie norės vienam kartui. Aišku, čia ne ant jūsų, čia gali nenustebsi, jeigu susitiksite trečios pozicijos mergičkos tos stipresnės.
su vyrukais iš trečios pozicijos, nes gausis taip, kad vyrukai bandys kybinti vienam kartui, o mergičkos tiem patiem vyrukam sprikto per nosį duos. O čia būtų juokinga, jeigu jūs sakysite, o, tu iš trečios, aha, ir aš iš trečios pozicijos ir susitiksite kur nors bare draugiškai. Vienas bandys paviršutiniškai kybinti, o kita išsitrauks iš mažą rankinuką didelę keptuvę ir trinktelės pirmą kupelį. Oi, gerai, čia humoras humoru, bet turiu minti gražiai taip susidėlioja, nes merginas tikrai žinokite, jūs tai galite išsitraukti ten tą didžiulę keptuvę iš mažo rankinuko ir parodysite, kur vėžiai žiemoja. Bet šiaip tai realiai, tai man galite tiesiog pasitikrinti. Jeigu man, malonu pabendrauti, tai aš pabendrausiu. Visokiausių vyrukų bus. Vis tiek dar tuoj dar pasižiūrėsiu sekantį kartą staigmenas. Mačiau, merginos nori. Ir man tokia mintis kilo, kad kažką malonesnė. O tada, jeigu norėsit, mes galėsime dar santykius peržiūrėti, kokie ten vyrai ateina, ten, jeigu vyram aktualu, irgi gal užkabinsiu, gal temas, jeigu norėsit, rašykit komentaruose, kad gal irgi jums asmeninį gyvenimą pažiūrėti, nes vyrų grupė šiek tiek mažesnė, peržiūriu truputį mažiau, tai dėl to aš koncentruojuosi ten, kur efektas būtų geresnis dėl darbo. Turiu omeny dėl mano dėlionės. Nekokių ten, pavyzdžiui, ten 100-200 peržiūrų, kur ten vis tiek ir 3 ir 4 tūkstančiai peržiūrų. Tai va, tokia va trečia pozicija. Jums dar kažką apie tai pasakys? Ne, sako, būkite atidesni ir viskas. Tiesiog, labai neužsidarykite, pernelik stipriai darbus nepadirkite. Balansas, teisingai, balansas tarp darbo, poilsio. Ir tuo pačiu metu merginos, kurios labai tokios naujokės pirmą kartą trečią poziciją pasirinkot. Ir kurios jaučiate, kad prisirišat prie vyriškių, tai atidesnis būkite, paskambinsit, aš jūs peržiūrėsiu. Tai va, gerai, taip, trejetukams tokia informacija, nieko kažko tokio siaubingo blogo, kas yra labai gerai. Taip, o dabar aš perinu prie 4 pozicijos, 4 jūsų laikas. Jūsų eilė. Taip, žiūrim. Pirmoji situacija, pirmieji įvykiai. Ko pasisaugoti. Aha, būkit geri, nuo vaikų pasaugokite savo pinigus ir piniginės. Net jeigu vaikų neturite, jeigu būsite kažkur viešoje erdvėje, keliausite, važiuosite, tai žiūrėkite, kad vaikai kažką iš kišenių neištrauktų. Savi arba svetimi. Ypač tiems, kurie keliaujate. Ir pas kas saviškiai vaikai, tai geriau iš karto gal vasarai pasiklauskite, gal vaikai kažko, gal norite pinigėlių, ledam ar dar kažko, kad jie, nevagiliautų, nes kartais būna vaikai kuklinasi, ledų nori, bijo paprašyti, o po to gaunasi patiliukais iš kokios taupyklės, pamatysite, kad taupėt pinigus, kaupėt, o ten vis mažėja ir mažėja. Tai va, tiesiog susitarkite gerai, kad jeigu vaikam reikės, kad jie nebijotų, paprašytų iš jūsų. Tai va, tai ir pinigus turėtumėt. O šiaip tai atidžiau žiūrėkite, kur svetimi, ypač vaikai, jeigu kokia didesnė grupė vaikų, kad be reikalo. Ir kas dar? Ir jeigu važiuosite kažkokią ekskursijos į kokios ten tolimesnės šalis, paimkite su savim saldainių vis dėlto vaikams. Aš matau, kai kurie vyrukai iš jūsų važiuosite kažkur tolimesnės kelionės šią vasarą. Tai va, ir galite saldainių paimti, nes vis tiek yra visuomet vaikų, kuriems to norisi, galbūt jie savo neįperka, jūsų tas dėmesys būtų geras. Gerai, bet ko pasisaugoti čia dar dėl šitos situacijos? Tiesiog rodo, kad pasisaugotumėte, kad nenušiltų. Beje, ir patys nebūkite lengvabūdiški, nes jūsų atžvilgių vaikai gali būti ir kokie paaugliai, jeigu jūs vyresnio amžiaus. Taip, virš kokių 40, taip, tas vidutinis ir plus aukščiau. Tai irgi atidesniai būkit, kad paaugliai kažko neištampytų. Nes jūsų atžvilgių vaikai gali būti ir paaugliai, ne visai mažiukai, ten iki kokių 6-7, ten 8 metų, bet ir kokių 13-14, 17, jums tai gali būti jau kaip vaikai. Tai va, atidesniai būkite gerai.
Taip, tvarkoj. Žiūrim toliau. Kokia dar situacija, ko dar pasisaugot? Čia vyram labiau informacija. Galite kreiptis į kažkokį žmogų pagalbos, kuris iš viso jums nenorės nieko suteikti. Labai bus toks šaltas, atšiaurus. Tai gali būti ir jūsų pačio giminaitis. Ir tuo pačiu gali būti viršininkas, žmogus, kuris tikrai nenusiteikęs nusileisti. Labai šaltas, vienišius, uždaras. Bet jūs kažkaip prašysite jo, jums reikės jo pagalbos, jo palaikymo, bet tos pagalbos ir to palaikymo jūs tikrai nesulauksit. Ir kad ir kas bebūtų, jeigu jūs tikėsitės, kad ar iš jo kažkokią užuojautą gausite, arba nors kažkokį supratingumą, nieko jūs negausit. Labai įsiskaudinsit. Gerai, ir kame čia pasisaugojimas? Kad nedėtumėte lūkesčių, kad suprastumėte, kad aš ne 100% einu pas jį, su juo pakalbėsiu ir jisai man padės. Bus tie lūkesčiai, kurie iš tikrųjų bus nepateisinti. Ir pirmą, reikėtų tiesiog suprasti, kad jisai turi teisę atsisakyti. Taip, nes jisai, matau, galėtų padėti, bet jisai nenorės padėti. Dėl kažkokių priežasčių nenorės. Taip, ir iš kitos pusės pasižiūrėti, gal aš pats kažką galiu padaryti, gal aš pats kažkaip galiu kažką susitvarkyti. Prieš pas jį kreipiantis būtų gerai, kad apsvarstytumėte, ar man tikrai verta, nes jeigu jūs galvosite, ai, čia yra toksai, aš eisiu, jisai man tikrai padės, tingiu pats kažką daryti, arba pas kitus kažkaip tingisi kažkaip kreiptis, taip, tai tada galite jaustis labai nusivylęs, tai čia tiesiog tik dėl lūkesčių, jūsų būtent lūkesčių. Gerai, o moterims? Ne, moterims daugiau čia kažkaip tai 4 pozicijoje ne, čia tik vyrams reikėjo dar išgirsti informaciją, o daugiau kažkaip mergaitė moterim pasisaugot nėra ko. Nėra ko. Negaliu mergaitės prie jūsų dabar kažkaip prisikabinti. Tik tai papildoma informacija, kad neskubėtumėte. Nebent tik jums pačioms irgi, čia jums nėra aktualu, ten vienai kitai, tik tai merginai. Kad irgi nebūtų kažkokių lūkesčių, nes realybėje gali būti truputėlį kitaip. O vyrams stipresnė, taip, jie nusimins labiau, o jūs galite tiesiog kažką vizualizuoti, įsivaizduoti, o po to pamatysite, kad, realiai to nėra. Realiai to nėra, bet labai taip jūs nepergyvensite, tai jums čia kažkaip pasisaugot nėra ko. Tai va, tokia buvo 4 pozicija. Plokit, tai viską pažiūrėjau. 4, jeigu aš jūs nuskriu, žinokit, jau net neatsimenu, aš buvau įsijungusi į patį darbą ir neatsimenu, jums liktai 1 ar 2 pozicijas. Liktai 2 pozicijas pasižiūrėjau, taip, 2 situacijas. Tai va, jeigu ką rašykit, atskirai dar pažiūrėsiu. Paimsiu kada 4 papildomai. Kągi, šiandien tiek. Kaip minėjau, kas norėsite individualiai, pasižiūrėsime individualiai. Jeigu bus kokios problemos, situacijos, skambinkit, kreipkitės, tikrai pasižiūrėsim, kaip iš to išeiti. Nes ne tik šiaip savo ateičiai pasižiūrėti, pas mane žmonės kreipiasi taip, bet ir žiūrim, jeigu kažkokios rimtos problemos, ką daryti, kaip daryti, tenka traukti klientus ir iš tokių sunkesnių problemų. Taip, o sekantis kartas, sekantis video būrimas, pasistengsiu labai stipriai neužtraukti jo. Taip, tai vat kokias staigmenas atneš vasarą. Kažką tokia džiaugsmingesnė pasižiūrėsime, gerai? Kažką malonesnė, džiaugsmingesnė, tai vat kokias staigmenas, kokie malonus netikėtumai laukia šią vasarą. Tai va taip pat iki sekančio būrimo, susitikimo susitiksime, o šiandienai, kaip visuomet sakau, šiandien tiek ir iki sekančio kartą. Su jumis buvo Oksana Serafim. Ate.